Labas, draugai. Birželio 26. Kavykės pasiėmėm. Ką pradėjom darytis? Susirašėm mūrijimui. Ką naudojam? Naudojam Sagretą, GMS, įrankiai. Šiandien nulaužiau savo mėgstamą, vakar nulaužiau mėgstamiausią tą. Tai teka pirkitą. Bet bandysim aną susiviryti, nuvešim pas draugą, paprašysim privirint. Anas vis tiek prie rankos malonesnis. Pasiskolinom stalažą iš Arnoldo, ačiū tau, Arnoldai. Sakė, reiks grąžinti trečiadienį, bet neskambint, tai dar negrąžinom. Tai dar naudosimės. Ką noriu parodyti, kiek pasidarėm. Va šitiek turim. Čia suvesti galai taip. Langų formos plus turim. Durės jau visas armas turim, galim sakyti, o vėjas. Vidinių durų visas armas turim. Galim realiai rinkti ir pilt. Dabar eisim perimetru visur. Tai va taip atrodo. Užtrukom. Čia dviese darėm, tai čia yra 3 dienų darbs dviese. Toliau 2 dienas nieko nedarėm, neskaitant pirmos eilės. Tai pirmos eilės neskaitant, tai čia 3 dienų darbs, ką matėt. Tai visur 6 eilės pakeltos perimetre, o viduj jau kur duris visos iki sarom sukeltos. Dabar eisim perimetrą langus. 3 dienas užtrukom, ten 4 jau tokia prasidėjo, ten lietus, vėjas, iš vis mūryt neleidž. Tokia įdomi, vakar irgi atvažiavau, viens pats jau mūrėjau, tai irgi lietus, saulė, vėjas, akis pilnos. Čia kaip man, kiti čia turi būti, jeigu aš lauke darbuojuos prie namo, tai būtinai turi oras būti idealus, kad pilnos akis būtų, pilnos burnos, žemių, smėlė, akmenų. Žodžiu, užteks verkslenta, ne? Tai šiandien atsigersim, kavikės ir eisiu darbuotis. Šiandien vienas darbuojas. Šiaip, kokių dar naujienų? Nuo praeito video. Dar kas. Tokia, nežinau, įdomesnė, gal neįdomesnė. Tokia liūdnė, gal neliūdnė. Išsiskyrėm su kolega, su kuriuo planavom kartu statyti. Persistengiam abudu. Bet išsiskyrėm taikiai, bendraujam, gražiuoju. Sėkmės tavo, Arnoldai, darbuose. Bandėm dviese, bet žmogus per daug darbų ir nebespėj. Čia aš laisvesnis gaunas, kad aš čia daugiau laiko leidžiu, tai nusprendėm išsiskirti. Taigi likau vienas prie šio objekto. Taigi buvau pasisamdęs vėl švogeriuką į pagalbą, kad padėtų tas vidinės bent jau pasidaryti, nes čia, pavyzdžiui, viens pats čia pjausti, darytis, tai čia būčiau knysęsis, ypač va, kai tokius dalykus, kai reikia 10 cm pjautis, blokelius dėtis. Ir žodžiu, gaunas labai ilgas procesas. Čia va ryšimo. Video, parodysiu. Žiūrėkit, matot, tas blokelis yra ciels, jisai net pjauts ir jisai neskil per pusę. Tai čia va tokį ir įdėjom. Tokį Jisai va čia va ir matos. Dvigubą. Bet čia nieko blogo nebus, tai neparuojam. Tai va taip pagaunas, tai kad vienam pačiam nesižai su tokiais galiukais, tai pasisamdžiau. Va ir čia tas pat, kad pjaustyt, košę padavinėti, tokius darbus, kad galėčiau tiesiog mūryti, tai va taip.
Eisim paskui va šitas siūlės visas tiek išorė, tiek vidų pertepsiu, va taip va visas. Čia žmonos darbas, ačiū žmonai. Buvo atvažiavus iš perimetro, apėjo dar vidinių daug liko. Čia sūnaus darbas, va. Sūnus patepliojo. Na, visi po biškį, po dalelę savęs įdėt prie to namo. Tai va tiek, nieko įdomaus, šiandien bandysim gal kažką šitą sieną pasikelti iki langų. Vienam tai yra vienam, nes tu turi susinešti, susikelti, belenkiek blokelių neprisikelsi, nes gali stelažas laužyti, aš pats nelengvas, tai svorį turi reguliuotis, plus reikia liptoje atsipjauti, košę, da kažkas žiūri, lipi. Kai turi su pagalbiniu dirbi su antru žmogu, ne pagalbiniu, gal nepagarbiai skamba, bet su antru žmogu padėjėjų tau, tai žiauriai lengva, nes jisai, jam gauna sunkesnę dalis, ačiū tau Mantai, kad tu padedi, jeigu žiūri tam video, kad padėjai, da gal tikiuosi pamatysi, čia gal atvažiuos padėti žmogus, tai gaunas, kad jisai dirbs sunkesnę dalį, tu gaunas vis tiek lengvesnę, bet gal kažkiek atsakingesnę, nes tu žiūri gulšiukus, tu matuoji, tu ten dėliojas, kaip tau reikia, tu labiau atsakingesnė, jam atitenk sunkesnė dalis, tai yra paduot blokelius, maišyti košę, žodžiu, visą kitą. Pagarba jam už darbą, aš ką, net nežinau ką pasakoti iš tikrųjų. Kai yra toks dalykas, kuo tu mažiau video darai, tuo tau iškalbos tos trūks, nežinai ką pasakoti, kuo tu daugiau darai video, tuo tu laisviau kalbi. Tai va taip, bent jau pas mane, nežinau net ką parodyti iš tikrųjų, kažką su mūro. Kaip prišau, rodžiau, ai, va. Pernų metų klaida ir šiemet klaida. Taigi apatinę eilę blokeliai sudėti. Tai niekai, vėl išpjausim. Nu va taip. Nenorėjau iš karto pjaustyti, nes kol nebuvo tų eilių sudėta, nenorėjau pjaustyti, kad čia neišsipurtytų tie visi. Tai dabar jau tvirtai stovės, galėsiu išpjauti ir išimti juos. Nu. Arba galėčiau neimti, iš tikrųjų, nes čia ateina grindis tokiam pat aukšte, betonas, bet gal negerai būtų ant blokelio. Tai nors betonas iš abiejų pusių, jeigu vamzdeliam išspjauna tokį tarpelį prasivesti, žodžiu, negerai, imsim lauką. Dviračio neišradinėsim, imsim lauką. Ir taip visur. Aš atsimenu pernai, kaip tai tą pirmą namą stačiau. Kažkas rašyt, neteik pirmos eilės. Galvoju, tu čia man nevadovauk. Aš geriau žinau. Paskui pasirodo reikia, bet aš pripažįstu klaidas, net esu video padaręs, kad tas žmogus buvo teisus, taip reikėjo išimti. Bet va, čia va, paskui kitą mūrijas buvau, tai ten draugui, tai tenais nedėjau eilės, bet va savo vėl čia kaip, ne savo, bet ta prasme savo. Tai vėl susidėjau pirmą eilę ir va taip susidėjau, blokelius visus. Nors nereikia jų, reikia imti lauką. Tai va tiek, draugai. Svarbiausia, kas nedirbtas neklys, svarbiausia klaidas pripažinti. Ir jas ištaisyti laiku. Nežinau. Tai va taip, noriu kavos atsigerti, kažko tingiu labai. Orai tai pasakiški, va dabar vėjas švilpia, žemė bus pilnos akės, pilna burna. Aišku, nereikia išsižiojusiam dirbti. Tiek, draugai, viso tam kartui.